Mudvi su Rita vėl sveikinamės su jumis. Sveiki. Visi sveiki, sveiki. Kaip ir žadėjom, mudvi įrašysim vibracijų pasikėlimo meditaciją, kad jums būtų lengviau. Kad tada, kada iš tikrųjų labai sunku, būtų galima gauti jėgos ir pagalbos iš to pasaulio, iš to subtilaus pasaulio, būtent kiekvieno širdelį. Atsipalaiduojam ir nukreipiam savo dėmesį į kvėpavimą. Kvėpavimas tai kaip gyvybės šaltinis. Jauskim, kaip nededant jokių pastangų aš įkvėpiu, kaip savaime kūnas žino, ką daryti iškvėpdamas. Tik stebėkim savo kvėpavimą ir leiskim nurimti mūsų fizinio kūno ląstelėms. Jauskim. Aš noriu pasakyti, kadangi mūsų grupė globoja ir veda Pasaulio motiną, tai ir šitai meditacijai lygiai taip pat energiją paduoda Pasaulio motina ir Marija. Galbūt meditacijos metu bus ir daugiau mokytojų, bet jų meilės energija jūs apgaubia būtent Pasaulio motina. Ir vėl savo dėmesiu nukreipia į savo kvėpavimą. Žinom, kad dabar reikia mums nurimti, nusiraminti. Tai yra pagrindinis dalykas. Įkvepiu į savo minčių kūną ir viską, kas ten yra, judančio, nerimastingo, nuosėdas viską iškvepiu lauk per kojas. Ir vėl įkvepiu šviesos į minčių kūną ir per kojas iškvepiu. Taip pat į širdį įkvepiam, krūtina pakyla, sukyla visas nerimas, susirenka į mažą gumuliuką ir per kojas iškvepiam. Ir vėl įkvepiam šviesos į krūtinę. Iškart pasijungia Pasaulio motina. Pasijungia į srautą šviesos, kur padės jums per kvėpavimą išvalyti nerimastingas mintis, emocinės nuosėdas. Visą dienos nuoskaudas, vargą, kitų žmonių įtaką čia ir dabar aš iškvepiu. Įkvepiu motinos pasaulio, motinos šviesą ir iškvepiu visą sukilusią nešvarą. Ir dar kartelį jaučiu, kaip ir pats fizinis kūnas po truputį atsipalaiduoja. Atsipalaiduoja viršugalis, antakiai, žandikaulis, pečiai ir raktikaulis atsipalaiduoja. Rankos visiškai nebelaiko įtampos. Krūtinė, pilvas, sėdmenys, šlaunis mintimis paleidžiu, blauzdas ir pėdas. Jaučiu, kaip aplink mane esanti mano kūnų energija, energetinis laukas, taip pat paleidžia dienos įtampą, kontrolę. Arba jei meditaciją darau ryte, tai nakties sielos kelionės, darbus paleidžia tam, kad pasiruošti naujai dienai. Dabar savo dėmesiu aš susijungiu su savo siela.
Tiesiog mintimis žinau, kad aš susijungiu su savo siela. Per savo sielą aš kilsiu į savo aukščiausiojo aš erdvę. Mintimis kylu į viršų. Galit net akis truputį pakelti viršų, kai užmerkti vokai, kaip intencija kilimui. Galit suvesti švelniai į tašką tarp akių ir kylam. Kylam į aukščiausiojo aš erdvę. Kylu. Kylu kaip liftu. Lengvas pojūtis kilimo. Lengvai. Jeigu nieko nejaučiu, aš žinau, aš esu įsitikinęs, kad aš kylu, nes toks yra mano ketinimas. Toks yra mano kelias, toks yra mano noras šiame gyvenimo etape. Kylam į viršų. Gali pradžioje jausti sunkumas kylant. Aš nieko nesistengiu, aš tiesiog žinau, kad kylu. Šita intencija tai yra laisvos valios išraiška mūsų erdvei ir čia mums padeda visi mūsų angelai sargai, dvasiniai vedliai, elementalai. Viskas, kas yra subtiliame pasaulyje, šalia mūsų, dabar padeda mums kilti. Jeigu aš neturiu jėgos, tai jie paima mus už švelniai, už pečių, už kojų. Ir kaip kūdikį kelia mus į viršų, į mūsų aukštesniojo aš erdvę, nes ten yra mūsų noras, mintis ir kryptis šią akimirką. Ir aš pasiduodu tam kelimui. Aš tiesiog leidžiu savo lengvai ir paprastai kilti. Kylant, galit jausti, kaip širdelė atsiverinėja, kaip jautrėja širdis. Kaip nusiima nuo jos iliuzijos, tos emocinės iliuzijos, į kurias aš buvau papuolęs. Galit pajausti, kaip nuo galvos nusiima šydas. Taip pat iliuzijas, kurias aš įkritau. Mes pasiekėm lygmenį, kuris yra kaip lūžis tarp žemesniosios sąmonės ir aukštesniojo plano. Ir čia, kai mes pakylam į šitą erdvę, mes papuolam į motinos pasaulio, motinos skreitą, žemaičiai sako. Į jos rankas, į jos energetinį šydą. Ji padeda mums toliau kilti į savo aukščiausiojo aš erdvę. Ji įsupa savo energiją. Pajauskit ir leiskit ją įsupti jūs į energetinį šydą. Nuo galvos iki kojų. Tas šydas įsmelkėsi labai giliai į jūsų struktūras. Taip pat valydamas ir gydydamas. Šiuo atveju jums reikia tik atsiduoti jai. Atsiduoti jos šviesai. Jos šviesos daleles įsileisti giliai, giliai savo mentalinį kūną, emocinį. Jeigu klausėtės šitos meditacijos, reiškia tai, ką iki šiol išbandėt, nepadėjo. Tai dabar nieko nereikia daryti, reikia tik klausyti, girdėti ir leisti vykti šiam procesui. Leisti pasaulio motinai kelti jūs.
Pajauskit, kaip kylant jums, lyg kokie luitai, lyg maišai nuo jūsų nukristų, nuo rankos, nuo kojos piršto, nuo ausies. Kaip lengvėja viskas, kaip viskas, kas realybėj mane apsunkina ir spaudžia, kas dar nepaleidžia, lieka ten, apačioj. Kaip mano sąmonė pakilus į erdvę iš aukštai atsilaisvina. Dabar savo mintis nukreipiu į pasaulio motinos šviesą. Jinai matosi kaip saulė spindinti. Ir savo mintyse aš galiu pasakyti: man lengva, aš myliu, man saugu, aš viską paleidžiu, kas žemina mano vibracijas. Aš išreiškiu ketinimą eiti į šviesą, tik tą kryptimį. Ir paleidžiu viską, kas man trukdo. Aš priimu sveikatą ir įsileidžiu į kiekvieną savo dalelę. Aš priimu gausą ir susijungiu su ja. Aš priimu savo ateities vibracijas, kurios yra skirtos man šiame mano įsikūnijime. Ir visą tai darau lengvai ir paprastai. Dabar širdelė labai aktyvinasi šviesos diodai. Jie po truputėlį, bet intensyviai pradeda suktis širdį ir jos atplaišos švieselės diodai pasklinda po visą kūną. Po visą. Nueina į minčių srautą ir išderina tas mintis, kurios neatitinka aukštų vibracijų. Visas šitas mintis išderina ir leiskit jas išderinti. Taip pat ir emociniam kūne. Išderina visus jausmus, kurie neatitinka aukštų vibracijų. Ir taip pat leidžiu tam vykti. O mano dėmesys yra į tai, į kur aš einu. Ten, kur mano kryptis, kur mano ketinimas, į tai, ko aš siekiu. Ir man visiškai neįdomu, ką sako mano protas. Oi, kaip stipriai pradėjo eiti. Leiskit savo kilt, nes atrodo, kad atsijungia, atlimpa, kaip lipučkės būtų prikabintos. Taip, atlimpa su tokiu cypiančiu garsu. Ir čia šitoje erdvėje pradedam kvėpuoti savo kūnais. Pradedam kvėpuoti kankorėžinę liauką. Leidžiam pulsuoti, galit pajausti pulsavimą galvoj arba visam kūne. Kaip plečiasi ir traukiasi jūsų kūnai, nes pokytis vyksta juose. Dar labiau įsisuka. Dėmesį nukreipiu į visatą,
į amžinybę. Ir žinau, kad aš tai esu amžinas. Čia tai tik akimirka mano įsikūnijime, kuri dabar, kurioje aš gyvenu. Ir tas sunkumas, ta kliūtis, tai yra tik akimirka. O dabar aš susijungiu su amžinybė. Susijungiu visais savo kūnais su amžinybė. Tiesiog aktyvinasi bambos sritis. Ir čia kaip ir gimsta išmintis. Labai stipriai aktyvinasi gyvybinis sūkurys bamboj, bambos srities čakrai. Ir eina toks kaip, norėčiau pasakyti, virvė laidelis, spindulys, kaip spindulys. Leidžiu aktyvinti šitam dalykui, nes per tai labai jautrėja, labai keičiasi struktūra visoj būtybei žemesnioj. Leidžiu tai struktūrai keistis. Žinau, kad šią akimirką aš keičiuosi. Tiesiog aš keičiuosi šią akimirką. Su dėkingumu, be kontrolės ir be ribų. Tikiu ir pasitikiu savo angelais, sargais, dvasiniais vedliais, kūrėjų, pasaulio motina, kuri kuruoja visą šį procesą. Ir kiekvieną kartą, kai klausysiu, aš vis labiau pasikelsiu savo vibracijas. Vis arčiau būsiu to lygmens, iš kurio nebenukris mano energija, kuri išsilaikys šitoje tėkmėje. Pajauskit švelnų bangavimą. Jūs pajauskit, kaip esam visi šitos erdvės dalimi. Kaip jaučiuosi, kad turiu teisę čia būti, nes tai esu aš. Va šis lygmuo, šita energija, šitas nieko nereikalaujantis lygmuo, tai ir esu aš. Aš čia nieko neprivalau, man čia nieko nėra kur skubėti. Viskas vyksta savaime, visa tai yra savaime, aš tiesiog esu ir kvėpuoju labai aktyviai. Per bambą sukasi antroj čakroj, gyvybinė energija labai aktyviai sukasi. Ir jinai aktyvina pojūtis visiškai nežemišką energiją, o gyvybinę. Ir atlaisvina tuo pačiu ir kelia į viršų, skleidžiasi. Pajaučiu, kaip net formą galiu keisti dabar, kokią tik noriu. Įkvepiu ir galiu išsipūsti. Arba galiu išsiskaidyti. Arba galiu tapti žiedais. Daug žiedų. Šviesa galiu tapti. Tėkme galiu būti. Vandenynu galiu būti. Stiprėjimą. Ir leidžiu savo. Leidžiu savo tai patirti. Geriu į kiekvieną savo ląstelę. Į kiekvieną savo molekulę. Atomą. Elektroną. Neuroną. Fotoną. Tiesiog geriu šitą patirtį, kad jis įsitvirtintų many. O aš tikiu tuo, kas vyksta. Aš tikiu ir pasitikiu.
nes šitą būtį, šitą lengvumą aš parsinešiu į savo žemiškąjį kūną. Aš po truputėlį juo tampu. Tampu šviesa, tampu energija, tampu visa kuo. Per visus savo kūnus. Pajauskit, kaip džiaugsmas teka į širdį. Pasaulio motinos šviesa tiesiog per tą saugumo jausmą tokį džiugesį sukelia. Ir priimu tą džiaugsmą. Jeigu tekant džiaugsmui jaučiu liūdėsį, teka ašaros, leidžiu tam būti. Čia viskam leidžiam būti. Pati energija neneša iš savęs jokio tikslo, jokios krypties. Ji tiesiog yra. Viskas turi vietą būti. Ir dabar tiesiog padėkoju visakam. Padėkoju pasaulio motinai, kūrėjui, visam subtiliam pasauliui, visam, kurio dėka aš galiu eiti, nes tas subtilusis pasaulis esu ir aš esu jo dalis. Motinai žemė ir visom sielom čia gyvenančiom taip pat padėkojam už galimybę patirti, už galimybę žaisti šitam pasauliu, nes tai yra tik žaidimas. Jaučiat, kaip iš čia viskas atrodo tik žaidimas. Ir kaip lengva. Ir žinau, kai aš grįšiu čia, aš visai kitaip į viską žiūrėsiu. Ir kasdien vis labiau leisiu savo kitaip į viską pažvelgti. Ir dabar prisipildęs tos jėgos, šviesos, drąsos, meilės, dėkingumo, jautrumo, leidžius atgal į savo kūną. Švelniai. Jaučiuosi kaip žiedlapis, kuris vėjo papūstas, švelniai sklendžia. Ore sklendžia. Ir leidžiasi. Pasiekiam tą lygmenį, kuris lūžta, įeinam į mūsų atmosferą, bet lygiai taip pat su šita sąmonės požiūriu aš dabar labai lengvas nusileidžiu į savo kūnus. Kūnai tuo metu irgi prasiplėtė nuo pojūčių, nes viskas yra susijungę. Ir švelniai nusileidžiu į save. Ir parnešu tą patirtį. Parsinešu jį tvirtai, laikydamas ir žinodamas, kad aš jos nebepaleisiu. Tai yra mano. Tai yra mano ateitis. Tai yra mano duotybė. Tai yra visos galimybės man suteiktos. Tai yra mano gausa, kurios iš manęs niekas neatims. Maža to, aš visą tai didinsiu, dauginsiu ir kitam duosiu. Pabūkit su šita energija, su šituo jausmu. Klausykitės jos ir rytais, klausykitės ir vakarais prieš užmiegant. Tai gali taip pat padėti užmigti šitą energiją. Ir tuo pačiu gali padėti prisipildyti energijos labai stipriai ir pradėti dieną. Čia viskas priklauso nuo to, kam aš ją naudosiu. Mes esam šito įsikūnijimo šioje žemėje šeimininkai. Aš turiu valią spręsti, kam panaudoti gautą energiją. Ir linkiu ją naudoti tikslingai,
ir su dėkingumu. Ačiū Jums labai. Amudė atsisveikina. Ramybės, meilės, gausos, išminties ir lengvumo.